Na, gal nuskambės šiek tiek banaliai, bet mano mėgstamiausia Kauno vieta yra Laisvės alėja. Ir ne dėl to, kad tai yra centrinė Kauno gatvė, bet gal tiesiog taip gyvenime susiklostė, kad daug įvairių svarbių mano gyvenimo įvykių sukasi aplink šitą vietą. Pačioj vaikystėj gyvenau šalia Laisvės alėjos Kęstučio gatvėje. Vėliau baigiau vidurinę, kuri taipogi buvo prie pat Laisvės alėjos. Vėliau universitetas ir dabar net darbas Laisvės alėjoje yra. Su Laisvės alėja susiję daug tokių, sakyčiau, netgi pačių pirmų prisiminimų iš mano gyvenimo ryškiausių. Pirmą kartą dalyvavau vestuvėse tėvų, draugų, vaikų, kurios vyko Sobore. Taipogi puikiai prisimenu, kai vaikystėj su mama pirmą kartą ėjau į kiną, tai buvo Romuvos kino teatras. Vienas mieliausių prisiminimų iki šiol yra, kai su tėčiu eidavome rinkti plokštelių į plokštelių parduotuvę, kuri tuo metu būdavo ant Laisvės alėjos ir Maironio kampo. Ir visada po tos plokštelių parduotuvės, kuri tuo metu atrodė tokia beprotiškai keista, su didžiausiam dėžėm, tų tokių didelių plokštelių, kur tėtis stovėdavo ir įdėmiai rinkdavosi. Paskui visada eidavom į Spurginę. Taigi iki šiol, kai praeinu tą senąją Spurginę, pajaučiu tą kvapą, man iš karto sužadina daugelį prisiminimų. Skalsos parduotuvė taip pat, nors dabar jau jos irgi nebėra. Tačiau atsimenu, kaip visada eidavom pasivaikščioti ir ten pirkdavom sausainių. Taigi Laisvės alėja yra net tiesiog gatvė, o kažkoks toks organizmas, kuris visas susideda iš mažų taškiukų, kvapų, skonių, kažkokių kitokių prisiminimų. Ir tikriausiai kas kartą, kai einu tą gatvę, bet kuris jos kampas man su kažkuo asocijuojasi.